Matau daug kam įdomu ta tema apie pjaustymus. Tai žodžiu, keista, kad čia klausinėja taip, tikiuosi ne iš blogų kėslų, o šiaip dėl bendro, kaip sakant, išprusimo. Klausėt, ar aš apipjaustytas. Tai aš jums pabandysiu atsakyti. Tikiuosi, Allah atleis mane, kažką ne taip padarysiu. Kas liečia pjaustymus, tai dėl ko tie pjaustymai yra iš viso? Nes pranašai perdavė, kad reikia. Vadinasi reikia, o mes kaip musulmonai bandome visą laiką išlikti švarus. Tai žodžiu, net po atlikus kokį nors reikalą tualete, tai mes ne tik ten su popieriu nusivalom, bet ir nusiplaunam su vandeniu, kad ir kokį reikalą ten atliktume tualete. Nes Allah mūsų sukūrė švarius. Tai žodžiu, tokiais mes ir bandom išlikti, kad būtume tyri, kaip sakant, ir nesuteršti, nežinau kaip čia įsireikšti. Tai va, žodžiu, apipjaustymas, ne? Aš galiu atsakyti jums paprastai ir aiškiai, tik tais jeigu klausit, tai būkit geri, mandagiai klauskit, nes aš biški toks kaip degtukas, žinai, galiu netyčia užblokuoti ar kažką tokio. Tai kaip aš žiūriu į tą reikalą visą apipjaustymą. Tai manau, kad reikia nes ten, žinai, kaupėsi visokios bakterijos, taip toliau. Ir būtent klausėt, ar aš esu apsipjaustęs, taip toliau, žodžiu. Tai atsakysiu aš jums taip. Aš esu toks, koks mane sukūrė Allahas, nieko dar nepjaušiau, bet manau, kad šitam pjaustyme slypi kažkokia tai išmintis ir realiai, manau, būtų atliekamas koks 1000 eurų ten, nes kiek žinau, iki 1000 eurų kainuoja. Tai būtų laiko, tai manau, aš tikrai paaukočiau tą 1000 ir atlikčiau ten tą visą reikalą. Vien dėl religijos, dėl Allaho, nes, kaip sakant, religija tam ir yra, kad žmonės vesti teisingų kelių ir Allah žino geriau, ko mums reikia. Tai manau, šią pjaustymo temą bent jau kuriam laikui reikėtų uždaryti, nes turiu šiaip dar daug ką papasakoti, bet šiaip ne visada laiko yra. Šiaip, jeigu klauskit normaliai, mandagiai, nes paprasti žmonės esam, ten nereikia iš aukščiau ten žiūrėti kitus, taip toliau, ar kažką ten vaidinti. Tai maždaug, nežinau, turbūt šią temą jau kaip ir viską papasakojau. Jeigu turi dar kokių nors klausimų, galite klausti. Tai vat, manau, čia šita tema daugam aktuali. Galbūt prisibijot kažkas ar dar kažką. Tai žodžiu, niekas jūsų neverčia pjaustyti. Nenorit, nepjaustykit. Nes islamas yra tikėjimas Allahu, Dievu. Tai jeigu tau trukdo tas, kuris reikalas, žinai, ten tas, tarkim, pjaustymas, nenori pjaustytis, nes bijai ten kažko, dar kažką. Tai nesipjaustyk, tu gali tikėti ir taip. Niekas tavęs neverčia, islamas nėra tam, kad mus apkrautų, o kaip tik, kad mum padėtų, kad galėtume rasti tą teisingą kelią, nes šiaip islamas yra pats normaliausias
gyvenimo būdas. Ir jisai yra visiem, ne kažkokiai ten užsieniečių grupė, o visiems žmonėm yra atsiųstas islamas. Tai dėl to čia aš ir esu, kad jum padėti, kad jum atsakyti jūsų rūpimus klausimus. Nesu aš ten kažkoks mokslininkas ar ten žinių studentas, nestudijuoju islamą, nes kai kurie žmonės skiria visą gyvenimą ir iš jų ten daugiau informacijos galėtum gauti. Pažįstu šiaip mokslininkų. Tai jeigu reikia ten kokių specifinio atsakymo, galiu paklausti, jeigu ko nežinosiu. O šiaip manau, kad kiek aš maždaug 2,5 metų musulmonas, tai manau, kad tikrai turiu sukaupęs tiek žinių, kad galėčiau su jumis pasidalinti, nes dauguma jūsų tai, kaip suprantu, nežinot nieko apie islamą arba žinot, kas klaidingas islamas, nes šiaip islamas yra labai plati tema, reikia atsargiai vertinti informaciją ir laikytis to tikrojo islamo, kurį perdavė pranašas sallallahu alaihi wasallam. Tai tiek manau žinių. Jeigu kažkas dar domina, tai klauskit. Ir jeigu nesunku, pasekit mane YouTube'ai Islamas visiems. Ačiū jums.